Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi Rasa ir čia ne dežavu, šiandien tiesiog rugpjūčio 2 diena. Plano tokio aš neturėjau nufilmuoti, galvojau tiesiog visus vasaros įspūdžius pasidalinsiu vienam video, bet kadangi vakar išleidau savo procesus, kuriuose matosi kai kurie projektai pajudėję, tai norisi, kol dar viskas aktualu, pasipasakoti, kaip sekėsi man tos 2 vasaros mėnesius siuvinėti, tai birželį ir liepą. Ir tuo pačiu, kadangi parodysiu jums tik tai tos pačius progresus, kaip ir buvo padaryta prieš tai buvusiam video, tai kad nebūtų tokia jau pasenus ta informacija. Tik tai šiek tiek gaila, kad aš vėl nenufilmavau jokių intarpų, jokio gyvo pojūčio siuvinėjant vieną ar kitą darbelį, tai dalinsiuos tik tom mintim, kurios ateina į galvą būtent tuo momentu, kai jums dabar rodysiu. Tai iš esmės, abu šie mėnesiai buvo skirti strategiškai pajudinti kai kurios darbus, vien tam, kad galėčiau juos parodyti procesuose. Nežinau, kodėl taip susidėliojo, bet paminėjau jums video medžiagoje, kad norėčiau nufilmuoti procesus. Ir tada aš jau galvojau, kaip aš juos galėčiau parodyti, kad man pačiai tas video patiktų. Ir tada galvoju, bet kiti darbai labai mažai pajudinti, arba, tiesiog mano galvoj buvo kažkoks tai kirminas, kuris norėjo pratęsti kai kuriuos darbus, tam, kad jie atrodytų ir solidžiau. Ir kadangi vis tiek šiai dienai laikau, jog mano video lieka man pačiai kaip istorija, tai kada nors po N metų pažiūrėti, kaip atrodė procesai kažkokioj tai stadijoje, bus labai gražu man pačiai. Tai norėjusi pateikti, žodžiu, taip kaip man galvoje atrodė. Tai kai kuriuos darbus specialiai judinau ir juos judinau tuos 2 mėnesius. Jau dabar Liepos 31-ąją, kai siuvinėjau Mereškos darbelį, galvojau, gerai, jau reikia daryti tą stop, nes galbūt tai niekada nesibaigs. Man vis atrodys, kad nepakanka tų padarytų kryželių iki to, kad galėčiau parodyti ir viskas atrodytų wow. Man asmeniškai video iš tikrųjų labai patiko. Tai pasakosiu dabar jums tiesiog iš galvos, ką atsiminsiu apie tos 2 mėnesius. Dar gerai, kad prieš jūsų akis yra Čiurlionio kalendorius, nes aš ten bent jau žymėjus dienas, kurios siuvinėjau, kurių nesiuvinėjau. Tai dar trumpas rakursas į tai, kaip vyko tas siuvinėjimas vasarą. Tai birželis buvo 12 lyg dienų iškrito iš siuvinėjimo visai. Ir tie postumiai buvo vienokie ar kitokie, nebuvo jisai labai derlingas, bet vis tiek į pliusą. Siuvinėjau tik 3 darbus, iš kurių 2 normaliai ir 1 tik pribėgtukas toks paskutiniam dienom. Tai turbūt birželio pabaigoje, kadangi jau prasidėjo tos ganėtinai šviesios naktis, mano organizmas iš to turbūt streso, kaip jums minėjau, mini depresijos, kad neturiu laiko siuvinėjimui, pradėdavo mane žadinti nuo 4, 5, 6 ryto su ta mintim, kad gerai, jau pailsėjai, gali siuvinėti. Tai nežinau, kiek tai atsilieps visiems kitiems mano gyvenimo rezultatams, bet iš tikrųjų aš pradėjau siuvinėti paryčiais. Dienos metu jau, kadangi to laiko nelabai lieka, dažniausiai taip ir nesiuvinėdavau, o siuvinėjau paryčiais, kadangi saulė teka anksti, šviesu namuose. Ir svarbiausia, kad tylu, nes jeigu, tarkim, vyras man skirdavo valandėlę, sako, gerai, tu gali eiti savo darbelį darytis, tai vaikas vis tiek laužiasi pro duris, jam labai reikia mamos, kadangi aš esu namie iš esmės. O paryčiai, tai, tiesiog, nežinau, nepabijokim to žodžio, turbūt, kad kaifuoju aš tais paryčiais, nes namie tyku, paukščiai tik už lango čiulba, pakankamai šviesu ir tu gali tiesiog gyventi savo mintyse, kas man buvo turbūt aktualiausia, kad aš galėčiau siuvinėti ir tai daryti visiškai taip, kaip tą akimirką man norisi, su tom savo mintim. Tai Liepos didžioji dalis buvo siuvinėta būtent paryčiais ir Liepa yra tikrai geri rezultatai. Dėl to, tai jo, turbūt plius minus paminėjau viską, ką norėjau paminėti dar prieš darbelių parodymą. Ir tada pereikim prie pirmojo Magic Needle darbelio. Iš esmės visas birželis buvo skirtas Magic Needle, neskaitant 3 paskutinių dienų. Tiek, kiek siuvinėjau, tai savaitę skyriau savo
prieplaukai. Tai rodos. Viskas jau buvo jums parodyta, jokios intrigos, nieko čia jums nebepaslėpsiu. Tai aš tik gal parodysiu, kad pradėjau aš šį darbelį siuvinėti nuo tokios stadijos. Tai yra buvo tik namukai ir siuvinėjau nuo 9 birželio iki sekmadienio 1 savaitę. Buvo 6 darbo dienelės. Tai aš siuvinėjau šitą medį, kuris buvo tiesiog už namukų sekantis elementas. Ir tada šiek tiek tos žalumos. Ir, žodžiu, iš esmės darbausi šitoj zonoj dar birželio mėnesį. O po to, kadangi jūs jau mato daugiau darbelio padaryta, tai prie šito darbo aš siuvinėjau dar 2 dienas pilnas Liepos pačioj pradžioj ir pasidariau daugiau plius minus šito perėjimo. Kaip ir minėjau, tiesiog gal šnekam nuo nulio, aš keičiau į pusinį visą vandens dalį, nes man nepatinka vien tai, kad plynai viskas siuvinėjasi kryželiu. Aš vis dar laikausi nuomonės, kad šitas dizainas galėjo būti dirbtas geriau, jeigu būtų patekęs į kito dizainerio rankas, nes visumoje labai gražus atspalviai, labai graži schema. Tik viskas siuvinė 2 gijom ir kryžiuku absoliučiai visur. Man atrodo toksai, tinginystė iš dizainerio pusės, nepabijosiu šitai pasakyti. Tai va. Tai, žodžiu, birželį buvo daugiau šitos dalies siuvinėta, o vandens pusė buvo daugiau siuvinėta Liepą, kiek aš ten buvau prisėdus. Ir siuvinėjau, kadangi ant lino, kodėl tai būtinai tamsiai turiu viską rodyti. Iš tikrųjų, kai aš po to peržiūriu video medžiagą, kuri jau įkelta YouTube, lyg šviesiau rodo, bet kai filmuoju, manęs laik telefonas kažkaip nori viską patamsinti. Tai čia jau turbūt nustatymai. Tai va taip atrodo. Tas mano progresas. Džiaugiuosi, kad darau vandenį 2 gijom, neskaitant to, kad man nervų biškį pareikalavo siuvinėjimo metu, nes aš vis galvojau, kažkur čia nuėjau kryžiukais, tada nuarčiau dalį palikau pusinius, kažkur čia dar liko kryžiukai, bet jie buvo jau užsiuvinėti kitais pusiniais, tai nusprendžiau, tebūnie bus meninis potėpis ir liks kryžiukai. Tai čia vandenikai, kur dar yra keli kryžiukai besimėtantis, bet, tebūnie, tai būna. Tai tęsiu šitą darbelį. Būtent su tais pusiniais, visas vanduo absoliučiai tikrai siuvinėsis pusiniais, šitą valtelį kryžiukų. Šičia horizonte, nežinau, greičiausiai, kad pusiniais ir kadangi bekas priduos bendrojo vaizdo, vis tiek matysis, kad ten valtelės. Tai nors darbė ten liko, kiek ten liko, iš 7000, man atrodo. Tai kadangi per pusę reiktų skelti šitą skaičių, aš labai tikiuosi, jo 7600, beveik 7700 likę. Tai aš labai tikiuosi, kad beveik visas šitas skaičius keliasi per pusę. Ir kai pagalvoju, tada jau netaip jau ir daug liko. Gerai, tarkim, bus kokie nepilni 5000 viso darbo likusio, jeigu taip siuvinėt pagal mano strategiją numatytą. Bet kaip greit prie jo prieisiu, dar nesu mintyse susidėliojus. Dabar mane labai traukia ruduo. Tai vis tiek džiaugiuosi, kad darbas taip pajudėjo. Peržengiam per pusę. Grožis. Jau 50% lygiai šiuo metu yra padaryta. Tai šitas darbelis buvo pirma mano siuvinėjimo savaitė birželį, nors jinai realiai jau buvo iki pat birželio vidurio nusikėlus, nes pradžia buvo nesiuvinėjimo dienas. Ir sekantis darbelis, kurį ėmiau, kaip ir minėjau, irgi buvo Magic Needle, tai mano amarilio puokštė, nes aš kadangi siuvinėjau ilgais periodais vieną darbą, tai jau į pabaigą, kai galvoju, gerai, jau galėčiau atidėti šitą darbelį, nes, tarkim, pasidariau, kiek planavau, arba jaučiu, kad jau labai nusibodo, sakykim taip. Tada mano mintyse jau filtras veikia, kuris darbas mane labiausiai šaukia. Tai tada šaukia mane ta raudona spalva ir galvoju, noriu to žiedo. Ir rodausi. Tai prie savo šito amarilio aš priejau nuo birželio 17 iki birželio 28 gavosi lygiai 2 savaitės. Tai yra daug kiekvienam procesai, nes man
turbūt galbūt gera savaitė, gal 10 dienų yra optimalu, bet jeigu siuvinėjimo dienom skaičiuojant, tai buvo 10 dienų, tai turbūt išspaudžiau iš savęs maksimumą, kiek galėjau. Tai perėjau iš karto, pradėdama siuvinėti prie Marilio žiedo. Tuoj dar parodau stadiją, nuo kurios pradėjau. Buvo toks vaizdelis. Ir pereidama iš karto prie Marilio žiedo, tai aš siuvinėjausi tom dalim tiek, kiek galiu pasiekti nuo jau išsiuvinėtos erdvės ir tada auginausi pilnai amarilių ir po to jau tik tais apželdinau visą tą šoną, kad būtų pabaiga padaryta. Tai turbūt mano tas perfekcionistas vidinis apsiramino tada, kai pasiekiau 50%, nes tada atrodo, judinu darbą, neužmestukas, viskas gerai. Tai čia buvo mano vyro dovana 25 metais. Pasiprašiau tokios puokštės, kuri nevysta, nes mane trūks plyš, traukė tada prie raudonos spalvos. Tada ir aguoną siuvinėjau ir šitą amarilį labai norėjau pradėti siuvinėti. Tai audinukas yra 25 kaunto Lugana, 713 atspalvis, taip kaip ir buvo rinkiniai, tik tiek, kad aš padidinau kauntą. Čia buvo 14 aida, 713 atspalvio, čia yra 25 numeriukas. Tai aš buvau minėjus dar tada, kai pradėjau, kad bijau dėl 2 spalvų, ar jų užteks. Šiai dienai dar negaliu pasakyti, ar tų 2 spalvų užteks, nes reikia pasidaryti visą iki galo ir tada bus matyti. Tai va, tai priauginau aš per tą birželį beveik 4400 pridėjau prie šito darbelio. Tai buvo geras rezultatas iš tikrųjų. Džiaugiuosi. Iš tikrųjų džiaugiuosi taip, kaip dėliojasi tas mano strateginis mąstymas, kur atiduoti visas jėgas vienam darbui, pasiekti kažkokį tai norimą rezultatą, kuris jau tenkina ir pereiti prie kito. Nebuvo to didelio mėtymosi, nebuvo didelių aistrų dėl pradėjimo ko nors naujo, nes jau paminėjau savo 13 procesą, tai reikia kažkaip to laikytis. Tai džiaugiuosi, kad pas mane kartais įsijungia tas atsakomybės jausmas nepavesti ir nemeluoti, jeigu jau pasakiau, vykdyti taip, kaip yra. Aišku, galbūt hobyje nereiktų taip drastiškai. Tai va, tai dabar jau kaip siuvinėsiu irgi taip kaip ir su savo gandru, kurį minėjau. Persidėsiu turbūt trumpas kusnapo dalis čia į viršutinę dalį. Dvigubai bus jos siauresnės negu dabartinė šita atkarpa. Ir vėl siuvinėsiu visų plotų, bet kad galėčiau pasiekti, nes jau šitam aukštį sudėtingiau siuvinėti. Aišku, kadangi darbas siuvinėjas tremgyjom pagrindę žiedai, tai jis labai gražiai auga ir labai sodrus gaunasi. Ir tai dar ant 14 kaunto jis būtų dar sodresnis. Tai čia tas mano 25 metų vaibas, kai pradėjau siuvinėti gėles, kuriuo anksčiau nesiuvinėjau, bet matyt, kaip ir jau kažkada minėjau, motinystė mane keičia. Iš kitos pusės tiek daug gražių yra gėlių dizainų, taip kad labai gerai. Tiesiog praplėčiau savo frontus. Tai 28 dieną aš pasidariau iki to 50%, apsiraminau, kad jau šitaip galima rodytis. Labai gražu, darbelis atliktas, ganėtinai gerai. Ir perėjau prie autorinės schemos Gandras, nes jinai man sėdėjo galvoj, kad aš noriu ją šiais metais pabaigti. Tai pereikim prie gandro. Na va, jums gerai matytas jau prieš tai projektėlis, čia pakelsiu. Yra ne mano, bet autorinė schema, mano siuvinėjama. Gandras, kurį aš jums paskutinį kartą, kai rodžiausi praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje, jis buvo tokioj stadijoje. Ir aš tada siuvinėjau dar ant nurgę rėmelę ir sakiau, kad šitoj zonoj nebetelpa kelios ten eilutės ir negaliu užsibaigti. Tai kai dabar priėjau prie šito darbelio, mano pirma užduotis buvo susirinkti kažkaip, kad tilptų visas darbelis ir galėčiau jį siuvinėti. Iš rėmų nieko laisvo neturėjau, tai susirinkau kusnapą, kurį turėjau laisvą. Tik tiek, kad medžiagytės neužteko pagal ilgį, tai aš panaudojau įtempėjus iš Pelėdos dirbtuvėlių, dar paėmiau oranžinę spalvą, kadangi laisva buvo. Man čia taip labai suderėjo. Aišku, čia vėlgi yra laikinas įrėminimas, nes vėlgi ir šitą darbelį
dėsiu čia trumpasis kusnapo dalis, persirinksiu ir siuvinėsiu viršutinę dalį. Tai parodžiau, kiek tas mano progresiukas buvo. Iš esmės nedaug, aš čia tik tą dalį pasisiuvinėjau ir šitas viršutinės javų varpų dalis. Bet labai gražus šitie man elementai. Neskaitant to, kad spalvos visą laiką pasikeičia, kai prikeliu. Jie tokie kaip beveik satininiai, tokie kaip šilkiniai, žvilgantis gaunasi. Labai paprastas darbas šiuo atlikimu. Paprastai šitie dygsneliai. Šitas dalis, man atrodo, gal šiuos viršutinius irgi dar pasidariau, ko buvau nepasidarius. Ir galvojau, gerai, jau 68, beveik 69% padaryta, galiu atidėti. Tai aš siuvinėjau 2 paskutinės birželio dienas ir 3 dienas Liepos pačioj pradžioj, kol jau nusiraminau, kad atlikau viską, ką galiu pasiekti fiziškai ranka, nes jau čia labai sunku pakelt. Tai jau tiesiog toks mano siuvinėjimo modelis, man patogu yra tik tais pirma šita pusė, per tušinuko ilgį maždaug. Visais rėmais ir kusnapais tas pats galioja. Tai pasidariau tiek, kiek pasiekiau, apsiraminau, kad darbas jau labai gerai pajudėjo. Ir aš tikrai nuoširdžiai viltiaudžiu, kad per rugpjūtį arba rugsėjį, tiek kiek to laiko bus susidėlios, aš noriu šį darbelį pabaigti. Jis vienas iš tų pirmųjų pretendentų, kurį noriu paimti per rugpjūtį. Tikiuosi, kad nieks nepakiš man kojos. Tai va, tai aš birželį išsiuvinėjau nepilnus 500 ant jo. Ir tada dar 1500 išsiuvinėjau Liepos pradžioj. Tai 4000 jisai gavo. Taip pat šitą dalis, kurią apibrėžiau, užėmė tos 4000. Ir man dabar, kadangi jau likę ten nedaug, likę 3500 viso padaryti, tai aš tikiuosi, kad per mėnesį 2 su tuo susitvarkysiu ir šitą autorinę schemą jau galėsim pamatyti pabaigtukuose. Tikrai, audžiu aš tą viltį, kad šitas gandras paaugs iki tiek, kad aš jums jį parodysiu. Jeigu ne vasaros pabaigoj, tai rugsėjai pabaigta. Tai dabar pereinam prie to, kas sekė po jo. Po jo sekė šitas angeliškasis sargas. Aš jį pradėjau nuo Liepos 6 pasiėmiau ir siuvinėjau iki visos Liepos 23. Beveik visą Liepos mėnesį atidaviau šiam darbelį, nes norėjau aš jį pajudinti, kadangi turiu viltį irgi, kad pavyks jį pabaigti dar šiais metais, nes norisi man jį atlikti dar iki. Žodžiu, kad jis būtų padarytas, neuždelsti, kol dar Silvestras mažas. Tai aš jums jau dabar nuotraukytės kitos nerodysiu, buvo tiesiog pilnai išsiuvinėtas audekliukas, netgi to juodo fonelio nebuvo. Tai aš pradėjau kilti nuo tos pagalvės, dėl to jau minėjau, kad gaila, jog neišsiplojau medžiagytės, nes jinai yra kietoka. Ir tie šviesūs atspalviai, ypač blendiniai, kurie savaime buvo ilgesni, labai jau trešti pradėjo man. Ir labas Vaida, mes kaip tik su tavimi aptarinėjom, kaip čia yra dabar, kad Dimensions siūlai tokie silpni. Ir aš galvau, kad aš lyg neturiu tokios patirties, per daug buvo tik arkliuose vienas rudas atspalvis, kuris taip elgėsi. Tai va dabar su šito darbeliu patyriau daugiau tos patirties, kad taip daro. Būtent su kieta aida, aš taip įtariu, nes adatas tikrai tinkamas naudoju. Tai prie 18 kaunto šito man biški trešta tie siūliukai į pabaigą, bet nieko, vis tiek siuvinėjom, tikiu, kad viskas pavyks. Tai visas mažylis yra pilnai išsiuvinėtas, tai ties to aš jau ir apsiraminau, kai mažylį išsiuvinėjau, galvojau, gerai, galiu darbą atidėti. Dabar 57,4% atlikta, tai per pusiaują perlipau, bet man jau fiziškai, kadangi jau žinojau, kad visa ta apatinė dalis yra padaryta. Ir dabar pereisim prie angelo, kuris iš esmės matosi, kad yra siauresniai dalis siuvinėjimas. Čia veidukas irgi dar bus kryžiukais, o po to viskas absoliučiai pusiniu. Tai man turbūt tas, negali sakyti, kad atsipalaidavau, bet jau jaučiau, kad įveikiau tą, sakykime, gal sunkiausią dalį.
peržengiau per pusę, jau tai reiškia, kad artėju link pabaigos. Ir norisi man šitą darbelį padaryti šiais metais. Tai va, tai sekančius mėnesius kažkada jums pasirodysiu, kaip juda šitas darbelis toliau. Tai taip, pasidariau dar po to šitą juodą pusinį ir šitą juodą pusinį, kad jau jausčiau, jog tikrai viską užsidariau, kad galiu pereiti tiesiog prie kryžiukų ant to sargo drabužiukų ir jo veiduko. Tai bet kuriuo atveju tai reiškia persisukimą. Kadangi persisuksim, nebesimatys viso grožio, buvo pats tas laikas sustoti. Tai taip, praleidau daug dienų siuvinėjimo su šituo sargu ir tik tais 23 dieną Liepos perėjau prie kito projekto. Tai, kiek tų dienų Liepos jau ir bebuvo likę, galvojau, reikia griebti dar ką nors. Tai parodau, ką jau ten siuvinėjau. Ir 9 likusias paskutinės Liepos dienelės atidaviau šitam nuostabiam dizainui. Mane jau nuo Liepos vidurio stipriai veikia rudeninė nostalgija. Jinai nėra tokia, kad aš noriu, jog Liepa prasidėtų ruduo. Aš tik tais noriu prisiliesti prie to rudens. Kažkaip. Per siuvinėjimą, pavyzdžiui. Tai toks yra tas mano išsiuvinėtas progresas. Taip gavosi. Ir iš tikrųjų šitą darbelį labai solidžiai pajudinau. Taip, jeigu žiūrint į prisiminimus, tai lapkričio 3 paskutinį kartą aš jį siuvinėjau ir buvau pasiekus tiek. Ir dar video medžiagoje minėjau, kad kaip gaila, kad nepavyko išsiuvinėti paukštukų, nes labai norėjosi jį paliesti. Tai tiek buvo padaryta ir visa, kas paaugo, yra padaryta per tas 9 dienas. Ir tai yra 6000 beveik 900 kryželių. Pasiekiau 44%, bet man turbūt aktualiausia buvo, kadangi jau suvokiu, kad negaliu aš čia kažkokio kosmoso išsiuvinėti. Man buvo svarbu, kad aš pasiekiau tą pusiaujo liniją ir peržengiau ją. Tai va toks tas mano grožis. Šitą darbelį šiuo metu aš jį be galo myliu, nes jis atitinka tą mano vidinę nuotaiką. Tai jo, džiaugiuosi be proto. Tai kai grįžau, iš tikrųjų aš pradėjau iškart nuo paukščiukų. Galvoju, nėr čia ko smulkintis. Pradėjau nuo paukščiuko, užsidėjau dar kažkiek tų kolonų lesyklėlės, patrauksiu. Ir tada jau auginau pirmą vieną pusę, po to kitą pusę, po to kažkur tai beką pasidariau, kažkur tai ten pajudėjau, šitos kekės visai tada dar nebuvo. Tada galvoju, gerai, jau kai čia pasidariau tą lengviausią lapelių dalį, perėjau prie kekės, bet jinai lengvai siuvinėjasi, nors ir atrodo, kad sudėtinga. Tai pasidariau ir beką, viską, ką galėjau toj žemesniai daly. O, koks tai gražuolis. Zylutė sėdė lesyklėliai. Tai aš tą savo liepą uždariau su tokia energija. Nes, nežinau, čia kiekvienam aišku skonio reikalas, bet be proto jis yra ryškus, detalus ir tuo pačiu labai paprastas siuvinėjime, kuo aš vis dar stebiuosi, kaip galima tiesiog va taip sukurti, su daug skirtingų spalvų. Kiek tų daug? 27, nei labai daug nei ką. 27 užimtos. Bet iš esmės tai keičiasi atspalviai nuo vos ne mėlynų iki oranžinių ir į bendram fone taip gražiai dera. Tai su šito darbeliu būtinai reiks eiti pasifotografuoti. Rugsėjo pabaigoje ar kažkada tai, kai jau tie lapai pasikeis, nes norisi užfiksuoti, tik tais tiek, kad gal reikės dar išbėgti, kažkada nusifotografuoti bent jau Instagramui, tai kiek dabar matosi, nes jūs irgi suprantat, perspektyva yra tik ta, kad aš jį persuksiu ir tada nesimatys grožio. Tai va, tai taip aš pabaigiau tą savo liepą ir jau tą paskutinę dieną galvau, gal dar rugpjūtį pasiuvinėsiu biškį šitą darbelį, nes norėjosi beką čia pasidaryti, jo trūksta. Bet galvau, reikia kažkaip save stabdyti, nes niekada aš nesustosiu. Visada man atrodys per mažai. Tai susistabdžiau, galvoju, viskas.
nulinam. Tai visi progresiukai, kas buvo padaryta iki tos rugpjūčio 1. O galvoju, nuo rugpjūčio, tada aš jau pradedu tą savo naują kažkokį tai sezoną. Ir tada jau bus visai kitoks video, labai tikiuosi, intarpėlių pafilmuoti, kad būtų jaukiau. Nes aš jau kažkur minėjau, kad vienu momentu aš pradėjau žiūrėti savo senus video, jie tokie ir seni, ta prasme, poros metų senumo. Ir man ten labai patikdavo, kad aš darau kas kelias dienas įsijungimą, aišku, tada tų darbų buvo tik tais mano žieminiai elniai, meriškus rudeninis empleris ir gal dar koks vienas ant lankelio, nes, tada aš jau buvau pribuota savo rėmais. Tai man patiko ta... Nežinau, negali sakyti, kad dabar nėra nuoširdumo, aš stengiuosi, kiek galiu to nuoširdumo įdėti tą video medžiagą, nes tai vis tik yra mano hobis, kurį aš be galo myliu. Bet tas pasidalinimas kas kelias dienas savo emocijom suteikia tiems darbams kažkokios gyvybės, o ne tik tais, procesus, žiūrėkit, yra tiek. Tai norisi biškiuką pabandyti, jeigu pavyks man rasti tų akimirkų laisvesnių, pafilmuoti momentėliais ir sudėti vieną ir žiūrėti, kas iš to gausis. Ir tada jau žiūrėsiu, ar tas taip, ar ne. Tai žodžiu, matysim, koks susidėlios dabar tas mano rugpjūtis, rugsėjais. Nežinau, bus video už 2 mėnesius ar kas mėnesį, žiūrėsim. Šiuo metu įkvėpimas yra, nežinau, persirito mėnų, kaip čia, metai per pusiaują. Ir man tada atrodo, ir tą noriu padaryti. Aišku, aš pamirštu, kad tuoj ta saulė pradės kilti 7 ryto. Ir nemanau, kad aš ten naktį siuvinėsiu. Čia tiesiog šiuo metu vasarą aš naudojuosi tuo paryčių momentu, kai saulutė kyla ir visi dar miega. Ir Silvestras, tarkim, tvirtai miega paryčiais. Jeigu iš ryto jis manęs neranda lovai, tai jis išeina manęs ieškoti. O jeigu aš dingstu kažkurio momentu, tarkim, paryčiais nakčia, tai jis tiesiog giliai miega ir nesigilina. Tai man tas faktas turbūt labai patinka, čia gal mama supras. Nesmė. Tai žodžiu, tai tikiuosi dar kažkiek tais paryčiais pasivinėti, kiek leis galimybės. Ir matysim po to, kaip susidėlios. Tai dabar jau turbūt tiek pasirodžiau, ką dariau. Tiek tų mano procesiukų te buvo pajudinta. Kiek čia jau buvo pajudinta? 3. Nors Magic Needle irgi judinau. Ir birželį. Ir liepą. Tai tada gaunasi, kad 3 skirtingi. Tai viso 6. Viso 6 aš tik pajudinau, jums parodžiau. Tai bet užtat matosi progresiukas, kuriuo aš tikrai labai džiaugiuosi, kad man pavyko pasiekti. Tai dabar jau susitiksim arba rugsėjo pradžiai, arba galbūt spalio pradžiai. Žiūrėsim, kaip susidėlios. Turiu viltį, aišku, visada didelė, o jau kaip bus, tai matysim, kaip gyvenimas parodys. Tai ačiū Jums, kad buvot kartu. Sutinku, kad kas galbūt vakar jau žiūrėjot mano procesiukus. Nieko aš Jums naujo neparodžiau, bet norėjau šiek tiek prasiplėsti, kaip vyko tie 2 mėnesiai, kol dar pati visko nepamiršau. Ir kol dar aktualūs tie procesiukai, nes kai aš juos visus dabar persuksiu, nieko nesimatys. Tai mano labai didelės viltis yra į gandrą. Labai norėtųsi jį pabaigti per šios 2 mėnesius, sakykime, jeigu nepavyks per rugpjūtį. Ir jo judinti kažkokius rudeninius dizainus, kol yra nuotaika. Ir dar pabaiginėti tai, ką įmanoma pabaigti, kas turi mažai kryžiukų. Bet aišku, jeigu nuotaikos nebus, tai aš savęs vis tiek neversiu. Matysim, kaip susidėlios. Tai visą tai laukia dar ateityje. Tai šiai dienai tiesiog dėkoju Jums už laiką kartu, kad buvot. Ir iki susitikimo sekantį kartą. O jeigu dar kažką praleidau arba turit kokių klausimėlių, tai brūkštelkite į komentarus. Viso Jums ir gražios likusios vasaros.